O nebus to? Taip. Action. Kadangi šiuo metu iš tikrųjų jau traktoriai zuja po laukus ir tręšia, atiduoda azotinės trąšas būtent žieminiam rapsui, tai tikrai reikėtų nepamiršti pasižiūrėti, kaip rapsas atrodo, ir pasižiūrėjus į rapsą tikrai matysit violetinius lapelius. Tai reiškia, kad dėl šalto dirvožemio rapsas negali pasiimti fosforo. Tai šiuo metu jisai patiria stresą, turėtų auginti šaknis, bet tų šaknų dar nelabai daug ir naujų užsiauginęs. Ką reikėtų daryti? Suaktyvinti augalo augimą, suaktyvinti šaknų sistemos auginimą, nes tai yra dantys, per kuriuos augalas galės pasimti maisto medžiagas. Neturim gero šaknyno, neturėsim gero maisto medžiagų įsisavinimą. Tai, ką dabar atiduodam augalam, reikia, kad jie ir pasimtų. Tai mano rekomendacija būtų pats pirmas aktyvinimas su rūteriu ir humistaru. Galima naudoti kartu su kastrašomis arba su vienu, ar įsidėti dar augalų apsaugos produktus, bet kuriuo atveju augalus reikia atgaivinti. Kitas dalykas, ką reikėtų labai atkreipti dėmesį, tai artėjančios šalnos, vis tiek jos pavasarį Lietuvoje būna. Ir kai jau stiebas pradės ilgėti, truputėlį vėlyvesniai stadijoje, bet stiebo ilgėjimo metu šalnos yra iš tikrųjų labai pavojingos, augalas yra pažeidžiamas ir kad jam atsigauti, reikia daug energijos, kuri galėtų būti nukreipta į derliaus ir augalo augimo ir derliaus auginimą. Tai šiuo atveju, jeigu matot, kad artėja šalnų rizika, Filgrynas prieš šalnas savaitės bėgyje 7-1 diena gali puikiai apsaugoti jūsų augalus nuo galimo tokio streso. Tai ką, o dabar einam pas mano kolegę pažiūrėti, kaip laikosi kviečiai. Taigi, pradėsim nuo gaivinamojo purškimo. Ką galime padaryti dabar, kad atgaivinti jūsų žieminius kviečius? Pirmas dalykas, gaivinamasis purškimas būtų humistaras ir rūteris. Humistarai ir rūteris tai du draugai, kurie jau Lietuvoje yra apie 25 metus. Humistar huminės rūgštys jūsų dirvožemiai, rūter AA tai produktas, kuris yra amino rūgščių pagrindų sukurtas, plus azotas, fosforas, kalis ir chelatiniai mikroelementai. Humistarą ir rūterį galite naudoti ir jūsų vasarinių javų sėklų apvėlimui. Antras purškimas turėtų būti su Tradekorp variu. Šis varis yra chelatizuotas, lengvai pasisavinamas tiek per augalo lapus, tiek per šaknis. Varis turėtų būti atiduotas iki krūmijimosi pabaigos, tai yra BBCH 31. Jis neturėtų būti atiduotas vėlesnėse tarpsniuose, kadangi jis neturės tokio efektyvumo. Dar vienas būdas išsaugoti jūsų derliaus potencialą, tai yra naudoti jūros dumblius. Filgryno sudėtyje esantis jūros dumbliai apsaugos jūsų augalus prevenciškai, tai yra paruoš juos prieš galimą abejotinį stresą. Kilus klausimam, drąsiai galite kreiptis į Rovensa Next atstovės ir susitiksim jūsų laukose, tiek žieminiuose kviečiuose, tiek žieminiuose rapsuose. Ačiū ir iki. Viskas gerai. Ta prasme, per gerai viską susakiau. Visą atleisti.